Tarkime, turime 3 matricas ir paskaičiuokime jų determinantus. Visų pirma, norint paskaičiuoti matricos determinantą, ji turi būti kvadratinė. Tai yra stulpelio ir eilučių skaičius turi būti vienodas. Jeigu matrica yra 1 ant 1, kaip pirmam pavyzdį, tai tiesiog determinantas bus jos elementas. Tai rašom lygų 5. Jeigu matrica yra 2 ant 2, tai pagrindinė įstrižainės elementų sandauga bus -3 minus šalutinės įstrižainės elementų sandauga, tai 8. Ir tai bus lygų -11 determinantas. Kai matrica yra 3 ant 3, vienas paprastesnių būdų yra tiesiog pasirašyti pirmą eilutę matricos apačioje ir antrą eilutę. Tai pasirašome 1, -2, 0 ir 3, 1 ir 2. Tada darom taip, pagrindinės įstrižainės pasidarom 3 ir sudauginam tuos elementus ir juos sudedam. Čia, kai sudauginsim, visus sudėsim. Tai bus 1, 3 kart 5 kart 0 bus +0 ir paskutinis tai bus -1 kart -2 kart 2. Tai bus +4. Ką sudauginsim šalutiniai įstrižainiai, tai tą atimsim. Tai -1 kart 1 kart 0 bus 0, minus 1 kart 5 kart 2 bus 10, ir 3 kart -2 kart 1 bus -6. Bus -6. Ir ką mes čia gauname? 5 -10 ir +6. Determinantas yra lygus 1.